Štai parodysiu, jau senai čia buvo Elektrėnų statybos perlų. Norit, pažiūrėkit, koks kantas atlėki su paspirtuku. Ar su dviračiu, ar vaikas su kažkuo. Ir čia taukšt, ir matot, jau čia apdaužyta. Pažiūrėkit, kaip šulinė padarė. Bet čia, žinokit, kantas, nemažas, va, jeigu norit. Per visą koją dar daugiau. Šitą vietą va visi žino, šitas žiedas. Sankryža, einam, aš daugiau parodysiu šitoje vietoje. Perliukų ir svarbiausia, tai pasirašogi kažkas už šios darbus. Štai, artėjam ir čia visur taip, žiūrėkit. Čiagi perlai pas mus. Varai su paspirtuku ar su dviračiu, bū. Gražu? Ne? Kaip šulinis reikia, matą daryti. Irgi per koją. Čia apskaitai, va, tas naujas takelis. Matot, kas iš jo liko? Druskos, važinėjimai. Naujas takas. Visai. Matas visas netinkama technika prižiūrimas. Štai, matot? Viskas už mūsų pinigus. Kogi? Prašau. Nauja tako vaizdelis. Matot, niekam nerūpi, nei čia medžiagos kokios naudojamos, nei kaip po to prižiūrima. Niekada čia nesibaigs, o matot. Čia ir medžiagos, pažiūrėkit. Čia va, matot, grynas smėlis. Štai, pažiūrėkit. Čia ir nekokybiška. Čia realiai, va. Reikia surašyti aktą. Čia, kaip suprantu, kažkas pasidarė savo verslą. Nekokybiškas sudėjo ir takelį, plius priežiūra, vagi matot apibaladota, netinkamai valyta. O kas susimokės už visą tai? Štai vienas iš Elektrėnų savivaldybės gyventojų. Susimokėsim už visą šitą gėrį mes. Ir lyg tai turim ir naują taką, o atrodo taip, kaip baisiau negu senas. Taip, gyvenam. Nedaug liko. 2 metai. 2 metai, kai šitų valdžioje neliks. Ir mes susitvarkysim. O čia, kur rodžiau visur, būkit atsargus. Būkit atsargus, atsiminkit šitas vietas. Nes važiuojant su transporto priemonė, ar dviračiu, ar paspirtuku, ar riedučiais, galima labai stipriai susižaloti. Visiems gražaus artėjančio savaitgalio. Kiek žiūrėjau, bus šilta. Ir planuoju praleisti gamtoje. Kažkur tai gal į zoologijos sodą nuvažiuot, kad pajaust tą visą šilumą ir artėjantį pavasarį, nes jau šilumos tikrai norisis. Ką, visiems linkėjimai nuo 1000 elektrėniečių, iki.